Nu, klausau. Marčiu, o čia tu? Nu. Pagaliau radau, blemba. Klausyk, dabar taip. Kur mano telefonas yra? Sony Ericssonas. Sony Ericssonas. Kur yra mano telefonas? K7, ten 50i. Aš pamečiau. Nu, nežinau. Kaip nežinai? Man sakė, kad tu ten žinai viską. Nežinau. Dabar taip, žinok. Aš žinau, kur tu gyveni. Aš žinok, viską žinau. Nes aš žinok, dėl to telefonau ne vieną tenais esu pakoręs. Žinok, atvažiuosiu, žinok, jeigu neturėsi telefoną, žinok, bus blogai, žinok. Bet, o kas tau sakė mano telefono numerį? Nesvarbu, kas sakė. Atvažiuosiu ir atimsiu telefoną. Kaip taip galima, klausyk? Aš neturiu pinigų, kad susimokėtų sąskaitą, iš manęs dar telefoną vagia. Žinok, vaikai... Nu, bet aš radau. Tai kas ką radai? Tai ką, jeigu viską radai, tai reikia viską pasimti, ne? Nu, tai kur man reikėjo dėti? Martynai. Nu. Tau viskas gerai? Nu, gerai. Kiek tau metų yra? Nu, 16. 16 metų? Nu. Ir taip nevyriškai elgiesi? Nu, nežinau. Martynai, tau skambina radio stotis Zip FM. Klausyk, tai kas čia dabar per skistą blaudžiavimas, ką? Taigi šnekėk vyriškai, dieve mano. Aš apgavau tave, jokio telefono man nereikia, dieve mano. Aišku. O jau įsigandai labai. O tai kas čia jums paskambinai pasakė? Tomas. Matai kaip. Aišku. Martynai, calm down, nieks tavęs nemuš, nieks netvažiuos ir turėk tą telefoną, kol dar nieks nesužinojo. Aha, nu tai gerai. Ačiū jums labai. Iki.